Labas, gal tavo odelė labai sausa, ypatingai sausa, tada suklusk. Labas, esu Kristina, dalinuosi trumpais patarimais apie grožį ir sveikatą. Mano pačios oda yra iš tikrųjų sausa ir labai sausa. Ką aš tau rekomenduoju natūraliai, tai ką pati naudoju. Nepamiršk, kad sausai odai reikia ypatingos priežiūros. Gerk būtinai vandens iš vidaus, taip pat gali vartoti maisto papildus. Iš išorės tu turi būtinai drėkinti ją ir drėkinti dvigubai daugiau negu standartinis žmogus. Sausa oda turi privalumą, jinai trupučiuką gražiau atrodo, kai yra jaunesnė, bet ne taip gražiai atrodo, kai yra vyresnė, dėl to, kad sensta sausa oda greičiau negu riebi. Tai jeigu tu nori išlaikyti savo grožį, odą ilgiau gražią, tau būtinai ją drėkinti. Tau drėkinti reikės ją dvigubai. Visą laiką ryte dvigubai, visą laiką vakare dvigubai. Jeigu tu tepiesi BB kremuką, pudrą, taip toliau, tada turi nepamiršti, kad tavo odai ypatingai reikia drėgmės. Ir ką aš rekomenduoju, ką pati naudoju, tai yra kremas ir serumas. Rinkis priemonės tokios, kurios nėra ypatingai brangios, bet tos, kurios kvepiasi labai giliai. Alijošius savyje turi tokios savybių, kurios iš tikrųjų padeda labai iš giliai drėkti odai. Jis nekainuoja labai daug, bet padeda. Tada bakučiulio serumas. Tai yra aliejinių pagrindų serumas, aliejus labai oda mėgsta, bet taisyklė, reikia būtinai tepti aliejus ant drėgnos odos ir mano, pavyzdžiui, kadangi oda sausa, man neužtenka vieno kažkurio. Kai aš pridrėkinu odą, tada užtenka, bet šiaip aš turiu tepti abi priemonės. Jeigu tau bus aktualu įsigyti, gali komentuoti ir aš tau atsiųsiu kaip atsiliepimus, ką klientė sako ir kiek tai kainuoja, bet nepamiršk, kad drėgną odą būtinai drėkinti ryte, vakare. Turėk kantrybės ir tavo oda bus švytinti.